Sveiki, su jumis ir vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia išjungti savo kompiuterį. Bet išjungti ne paprastai, o išjungti po tam tikro laiko. Taigi išjungimas gali būti įjungtas iš command prompto, kaip jį rasti. Spaudžiame Windows klavišą ir R. Įrašome CMD. Štai šitas puikus juodas konsolinis ekranas. Ir čia reikia įrašyti shutdown minus komandą. Taigi, shutdown tarpas minus S reiškia, kad kompiuteris bus išjungtas, minus R reiškia, kad bus perkrautas, mes norime išjungti, paliekame minus S, dedame dar vieną tarpą, minus F, kad shutdownas būtų forsuotas, ir minus T laikui, ir įrašome, dedame dar vieną tarpą ir rašome laiką sekundėmis. Tarkime, jeigu norime, kad būtų kompiuteris išjungtas už 1 valandos, įrašome 3600 ir spaudžiame Enter. Viskas. Turėjote gauti pranešimą šalia laikrodžio, kad jūsų kompiuteris bus išjungtas už valandos. Dabar, jeigu mes netikėtai persigalvojame, rašome shutdown minus A. A tai reiškia abort, atšaukimas shutdowno, spaudžiame Enter. Viskas, mūsų kompiuteris dabar nebeišsijungs. Taip pat galime naudoti Schedule Tasks meniu, kad išjungimas būtų atliktas, tarkime, tam tikrų laiku. Taigi, spaudžiame Start, rašome matome Schedule Tasks. Ir čia mums reikia susikurti naują Basic taską. Įrašome vardą. Spaudžiame Next, galime pasirinkti, kada persikraus kompiuteris, kasdien, kas savaitę, kas mėnesį, mes norime vieną kartą. Ant draugo kompiuterio, aišku, pasirinkime kasdieną. Taip, vieną kartą, spaudžiame Next, įvedame laiką, tarkime 20:45, šiandien, spaudžiame Next. Start program paliekame, Next, ir čia įrašome tą pačią komandą. Shutdown ir parametrus. Shutdown, forsuoti, minus T laikas, 0, kad persikrautų dabar. Tai prasme, po 0 sekundžių jūsų kompiuteris bus išjungtas. Spaudžiame Next, matome komandą, shutdown minus S minus F, kada bus jinai atlikta, 20:45, šiandieną, ir spaudžiame Finish. Galime pasitikrinti, kaip atrodo mūsų sukurta komanda. Spaudžiame Task Scheduler Library. Ir matome kompai kaput taskas. Mūsų sukurtas taskas. Triggeris, kada bus aktyvuotas ir kokia komanda. Jeigu norime atšaukti, tiesiog išteiname šią komandą. Delete. Taip. Viskas. Labai paprasta. Štai tiek šiam kartui. Nekrėskit šposų su draugų kompiuteriais. Ir iki.